Labas vakaras Lietuva, labas vakaras mūsų brangų žiūrovai. Šiandien čia pas mus Karštinėse chorų karai, kuris startuos nepilnai už valandos. Šiandien norėčiau pakalbinti keletą Tauragės krašto choristų, kurie kovos iki finalo. Nuotaikos ne tik tai mano, bet ir visų čia esančių iš tikrųjų choristų yra puikios, nes tai yra startas, tai yra pirmoji laida, man atrodo toksai lengvas jauduliukas, šurmuliukas čia vyrauja šiandien. Kadangi pirmą laidą nieks nekrenta, tai būkim ramus. Antrai. Taip, bet iš tiesų mes nesiruošiam kristi ir šiuo atveju, man atrodo, padarysim tai, ką galim geriausiai, tai padarysim labai gražų pasirodymą, kurį perduosim televizijos žiūrovam. Kurį ir nustebinsim visus televizijos žiūrovus. Ačiū tau, Kristina. Ačiū. Už atsakymus. Ačiū. Iki. Gerų chorų karų. Iki. Jums taip pat. Šiandieną ir visus chorų karų laikotarpių ruošimus, mūsų choreografinius judesius, kad mes labai gerai atrodytume ant scenos. Tobulai, aš net nesitikėjau, kad jūs taip gerai judate. Sekantis klausimas turėtų maždaug skambėti taip, kad ar galėtumėm šokti po chorų karų. Tai aišku, kad galėtumėm. Ar jaučiasi kažkoks jaudulys, kad reikia kažkokią atsakomybę prisimti? Tai aišku, be jokios abejonės. Kinga jaučiuosi už visus jūs, nes jūs, kaip sakant, mane spinduliuojat, aš turiu sugerti jūs ir aš manau, kad viskas bus gerai, bet ta energija turi jinai tokia atviroti, nes jeigu būsim atsipalaidavę ir nuleidę rankas, tai žinot, kas ir bus. Kaip tave pravardžiuoja, draugai? Anskė. Sakyk trumpai, kas šiandieną rūpinasi tavo tokių nuostabių įvaizdžių? Bijau pameluoti, bet yra atvykusi iš Tauragės mergaitė, kuri mums padarė visažą. Tai nežinau jos vardą, bet esu labai jai dėkinga, turbūt ir visos mergaitės, kurios ėjo pas ją, bus jai dėkingos. Taip, Modi 2 mus rengia. Namie. Namie aš jau ilsiuosi. Šiek tiek jaudinuosi, šiek tiek jaudulio yra sveika. Aišku, jaučiu didžiulę atsakomybę, bet mūsų choras yra toks nuostabus, tokie visi šaunuoliai, tikrai aukseliai, tai tikrai manau, kad viskas bus puikiai. O dabar lėkiu dažytis lūpų. Chorui linkėjimai, mama, tėti, balsuokit. Mes jūs mylime. Labai. Tauragė ar Jurbarkui? Atstovausiu Tauragės kraštą, tai ir Jurbarkui, Šilalei, ir Pagėgiam. Kaip galvoji, tai vėl darbas, ar nepapildom? Išskirtinių įvaizdžių ir kad tai atrodytų idealiai, gražiai, nepriekaištingai. Va čia vienas toks įvaizdis. Kaip norėjau paprašyti, labai atsiprašau, interviu nutraukė, man reikia šukuosiną padaryti. Kebra. Tai va, laukia jau šitas, kadangi mūsų yra šios dainos solistas, jis turi atrodyti nepriekaištingai. Geriausiais balais už tai, kad mes ir turim gauti geriausius balus iš tikrųjų už tai, ką darom. Tai visų pirma energija, mūsų užsispyrimai ir tikrai ši daina atskleis mūsų charakterius, kokie esam kovingi ir pasirengę eiti iki pat finalo. Šiandien išpildysi savo pasirodymą 100%? 120. 120. Pasitiki savo jėgomis? Aš labai choro jėgom pasitikiu. Opa, pararam. Jana Vapsienė, Modi 2, Vadizair, prekinių ženklų turėjo. Labai gerai. Aš ypač dabar. Mes esame stiprus. Mes esame laimėtojai. Pasiruošę nugalėti ir užimti pirmąją vietą. Kuris yra 8, 0, 0, 7, 7, 7, 0.
balsuoti už mus, už grupę Dodį, Magnit ir Tauragės krašto auksinį chorą.